Sveiki. Kągi šiandien darysim truputėlį didesnį darbelį. Tai bus ofisas, bet šį kartą ofisas tai nebus viena patalpa, o bus tam tikrų patalpų kompleksas. Su durimis, su baldais ir panašiai. Ir nuo kogi dabar reikėtų pradėti. Ofisas turi savo brėžinėje tarsi atraminės kolonas, pagal kurias lengviausiai yra orientuotis. Tai, sakykime, brėžinukas atrodytų maždaug štai šitaip. Ir kolonos tai būtų ta vieta, į kurią galima remtis, jos atžvilgių braižyti brėžinį. Ir yra duoti kolonų matmenys. Taigi, nuo ko reikėtų pradėti? Pirmiausiai mūsų stačiakampį, kurioje brėžinio vietoje tai daryti. Tai yra visiškai nesvarbu, nes aš brėžinį galėsiu persikelti vėliau ten, kur man reikės. Taigi, brėžiu bet kurioje vietoje, nurodau, kad į plotį bus atstumas 12,18, kas bus į aukštį, ir štai turiu koloną. Dabar, kad man nereikėtų braižyti kitų kolonų, aš galiu tą pačią koloną kopijuoti. Ir geriausiai būtų ne pradėti nuo kolonos braižyti sienas, bet atsidėti tas kolonas kaip atramos taškus. Taigi, imu įrankį kopiją, žymiu savo koloną ir galima keliais būdais dabar kopijuoti, nurodau nuo kurio taško kelti, štai nuo šito taško. Galiu parašyti santykinėmis koordinatėmis, per kiek perkelti ir į kurią pusę. Arba galiu rašyti polinėmis koordinatėmis, kokiu atstumu ir kokiu kampu. Tai įdomumų dėliai, sakykime, aš paimsiu dabar su santykinėm koordinatėm padarysiu, o paskui su polinėm. Taigi, atstumas yra 360 pagal x ašį, o pagal y ašį yra 0. Štai. Jeigu netyčia jūs kopijuotumėt ir nepamatytumėt antros kolonos, tiesiog pasidarytų tokia situacija, kopijuojat, nematot antros kolonos. Kaipgi iš tokios padėties išsisukti? Nes, tarkim, vaizdą artinat, tolinat, o jums vis tiek neišlenda antra kolona. Tokiu atveju rašom žodelį zoom ir tada pačiai išlenda papildomi pranešimai, kuriuose galima pasirinkti, pavyzdžiui, variantą all ir tai būtų A raidė. Spaudžiu A raidę. Ir štai man brėžinį padaro tokį, kad matau visą šiuo momentu padarytas detalės. Ir dabar jau man brėžinį leidžia didesniu atstumu pritraukti. Didesnis mastelis pasidarė. Gerai, dabar vėlgi kopijuoju tą pačią koloną, jau šitą. Ir dabar padarysiu su polinėmis koordinatėmis. Vėlgi imu štai nuo šito kampo, kelsiu per 360 ir rašau mažiau už 0. Mažiau už 0 tai bus tiesiai į dešinę. Taip, ir dar reikia vienos kopijos. Ir dabar, sakykime, vėl grįžtų prie santykinių koordinačių, tai yra 360,0, kad pagal y0. Tai matot, einant į dešinę, aš galiu parašyti atstumą ir 0y, arba galiu rašyti vėlgi atstumą ir laipsnis irgi 0. Tai abiem atvejais eina į dešinę. Štai, turiu jau 4 kolonas. Kaip matote, atitraukti vaizdų daugiau neina man. Ir čia yra užlindę už kampo vėl zoom. Šau netai parašiau. Zoom, A raidė, pritraukia brėžinį ir mastelis, kaip matot, vėl pasikeitė. Jau padidėjo. Tvarkoje. Dabar taip. Žiūrint į patį brėžinuką, kaip matote, čia yra kolona, čia kolona, čia kolona. Toliau vėl kartojasi kolonos tais pačiais, ne tais pačiais, skirtingais atstumais, bet galime paimti tas 4 kolonas, perkopijuoti iš karto čia, po to, sakykime, šičia, nereikalingas aš ištrinčiau tokiu atveju, tada perkelti štai šičia ir dar šičia, nes mato, čia vėlgi 4 kolonos. Taigi, norint tą padaryti, aš galiu žymėti visas kolonas, daryti komandą copy, štai nuo šito kampo. Dabar aš noriu, kad kolonos eitų žemyn. Tai reiškia, pagal x nesikeičia, o pagal y, kadangi eina žemyn, tai bus minusas. Taigi, rašau 0,
kablelis ir minus 236 pagal mano brėžinį yra. Štai. Ir gavau antrą eilę kolonų. Toliau man reikalinga eilė, kuri būtų per 304. Taigi vėlgi copy, žymiu kolonas, rodau, kad štai nuo šito taško, keliu per 0x ir minus 304. Taigi, nematau, ar gerai padariau, vėl zoom, all, štai. Vėlgi aš jau matau visas kolonas. Na ir dar paskutinė eilė. Reikia vėlgi nukopijuoti štai nuo šito taško. Ir reikia vėlgi nukopijuoti tiesiai žemyn, tai x yra 0, kablelis ir minus 243. Štai vėl zoom, all. Kągi, štai va, turiu jau visas kolonas. Čia, kaip matote, atskaitos taškas, visai šitas man neaktualus koordinačių, kur yra pradžia. Viskas. Dabar, kuri kolona man bus nereikalinga? Man yra nereikalinga štai ši kolona pagal mano brėžinį. Na ir paskui dar, kurios bus nereikalingos, galima jas ištrinti. Toliau, sekantis žingsnis būtų padaryti sienas. Kaipgi dabar padaryti sienas? Iš tikrųjų, sienos neina štai nuo šito kampo. Tai palaukit, persimėsiu pavyzduką. Štai. Sienos yra nuo pačio kampo per 3 vienetus patrauktus. Kaipgi dabar tai atlikti? Taigi, aš imu liniją. Oi, nepasispaudžiau, atsiprašau. Štai. Dabar į kampą nespausiu, man priseks prie kampo. Iš tikrųjų, tai spaudžiu tokią komandą. Shift klavišą laikydamas, paspaudžiu dešinį pelės mygtuką ir sakau, nuo štai šito taško, kadangi man turi būti pagal viršutinę dalį brėžinio, reikia paeiti per 3 vienetus žemyn. Tai reiškia, kad x yra 0 ir už kablelio rašau minus 3. Tai yra per 3 vienetus žemyn. Taip, ir kur aš prisisegiau? O aš prisisegiau, neparašiau eta. Dar sykį bandom. Štai, šitai from. Štai nuo šito taško. Eta 0, kablelis minus 3. Štai. Man konkrečiai prisisegė prie štai šitos vietos 3 vienetai žemiau. Dabar, vėlgi galėčiau žymėti, kad nuo šito taško per 3 vienetus žemyn, bet vėlgi shift dešinys pelės mygtukas yra toks variantas kaip stačių kampų prijungimas. Štai. Ir prijungiau stačių kampų. Dabar, kadangi siena turi storį, o dabar galvoju, aš storį iš tikrųjų jums esu pažymės, taip, storis yra pažymėtas, tai yra 6 vienetai. Aš antros linijos galiu nebrėžti, aš galiu pasimti tokius variantus. Arba daryti kopiją, arba daryti offsetą. Offsetas leidžia tą patį objektą permeti, tarp kitko aš ir kolonas galėjau netgi su offsetu mėtyti. Paimu offsetą. Palaukit, kažkodėl neužsiskaitė. Offsetas. Dabar reikia, pačioje galima pasiskaityti, sako, nurodykite atstumą. Atstumas bus mano 6. Žymi objektą ir nurodau tą objektą permesti. Štai. Čia tą sieną, matot, kerta mano kolonas, tai čia sutvarkoma labai nesunkiai. Ir tą patį galime padaryti ir su kitomis sienomis. Žiūrime vėlgi, imu liniją. Shift ir dešinį pelės mygtuką, nuo, rodau tašką, spraktelėjau, užsifiksavo vieta ir dabar reikia nurodyti. Čia yra mano kaip ir atspirties taškas, ar ataskaitos taškas, eta, tai dabar kiek čia būtų? Pagal x būtų minus 3, tai yra paeiti į kairę, o pagal y stovėti vietoje. Štai, prisisegė mano linija. Ir dabar man reikia sujungti stačių kampus, shift ir dešinys pelės mygtukas, štai šis variantas. Ir kaip matot, atsiranda žymeklis, kuris leidžia man prijungti. Tai dabar, kad būtų greičiau, aš pirmą padarysiu apatinę liniją,
pasidarysiu po vieną liniją, o paskui greitai jas pakopijuosiu arba su offsetu atidėsiu. Vėlgi imu liniją, dešinys pelės mygtukas, rodau tašką, rašau. Dabar nuo šito taško man reikėtų per 3 aukštyn, tai reiškia x lieka 0,3, y yra 3. Štai pažiūrim, prisisegė, taip, gerai prisisegė. Vėl shiftas, stačiu kampu, žymiu štai čia ir jau turiu liniją prisisegusią. Taip, dabar man reikia kur toliau? Man reikia šičia linijos ir šičia linijos. Visas kitas papildomas bus galima padaryti vėliau. Taigi, dabar imu vėlgi šitas. Vėlgi prisitraukiu artyn nuo šito taško. Reikia paeiti per 3x į dešinę, tai reiškia rašau eta 3,0, nes pagal y nesikeičia. Vėlgi shift dešinį stačiu kampu čia prijungiu. Vėlgi linija, vėlgi dešinys nuo štai šito kampo. Dabar taip, reikia vėlgi į dešinę, tai reiškia eta 3,0. Štai prisegiau. Ir dabar shift ir dešinys stačiu kampu. Tai būtų štai šičia. Štai šita linija prisegta. Na, toliau kitas veiksmas būtų koks. Kitas veiksmas būtų, tai yra sujungti štai šitą liniją. Taip, linija nuo, tarkim, šito kampo per 3 y į viršų, tai reiškia eta 0,3, prisisegė, shift dešinys, stačiu kampu, štai prisegiau. Na, o dabar galima linijas greitai pakopijuoti, tai yra su offsetu. Atstumas, koks buvo nustatytas, jis yra išlikęs, tai todėl, kadangi prašo nustatyti atstumą iš naujo, galiu nieko nerašyti, o paspausti Enter. Ir dabar žymiu vieną objektą, žymiu kitą objektą, dar kitą ir dar kitą. Štai, dalį sienų aš jau turiu ir man atrodo praleidau, kad vis dėlto reikia sujungti štai ir šitą dalį. Tai vėlgi imu šitas, shift nuo kurio taško, tai yra nuo šito taško ir per 3 y į viršų, tai reiškia eta, x 0,3, prisegiau, shift dešinį, stačiu kampu ir prisegu. Štai. tą turiu, offsetas, kadangi atstumo nekeičiu, enter žymiu taip ir jau turiu sienas. Na, likusias sienas galima bus vėliau dar sutvarkyti, iškarpyti nereikalingas dalis. Ir čia dar bus tarpinės sienos, bus galima... dabar sakykim toks variantas. Šitos dvi kolonos, šita ir šita sutampa. Na ir kad man nereiktų sienos permetinėti, aš galiu iš tikrųjų taip padaryti. Tarkim, šitą liniją pratempti. Taip, dabar kaip pratempti, kad tiesiai būtų? Aš galiu laikyti Shift klavišą ir padaryti per susijungimo tašką. Taip. Paspaudžiu, nuspaudžiu Shiftą, žiūrėkit, pajudinu ir pasidaro vertikaliai, vedu tol, kol pasidaro X-iukas. Ir tada sprakteliu. Štai. Ir kolona man jau gaunasi. Na, pradžią jau turime. Dabar koks kitas žingsnis? Kitas žingsnis būtų panaikinti nereikalingas linijas. Štai šičia, kolonose. Na, panaikinti linijas, tai jau jums žinoma komanda, tai yra komanda trim. Spaudžiu Enter, žymiu objektus, Enter ir tiesiog štai kolona pasidaro švari. Vėlgi, trim, žymiu, netai pažymėjau, žymiu objektus, Enter ir tada žymiu, ką reikia iškirpti. Ir dabar pabandysiu netgi, kur čia yra mano kolona, atsiprašau, pabėgo. Pabandysiu net 3 žodžių nerašyti, Enter paspausiu, Enter kartoja buvusią komandą, dar sykį Enter ir nutrinu, ką nereikia. Vėlgi, kur dar čia yra šičia, Enter, žymiu Enter, nutrinu, Enter
vėl Enter žymiu, Enter ir nutrinu. Taip, toliau kur dar čia yra, Enter žymiu, Enter ir nutrinu. Dabar šitos dvi dalys, jos negali nusitrinti, nes jos su nieko nesijungia, jas galima paprasčiausiai ištrinti paprastai. Taip, kas man dar čia liko, štai šitą koloną, Enter žymiu, oi, persistengiau. Taip, atgal grąžinti komanda yra Ctrl Z. Gerai, tai vėlgi offsetas Enter. Tuoj ne offsetas, atsiprašau, ką aš čia sakau. Trim komanda, žymiu objektą, Enter. Ar ne Enter? Ne Enter. Va, ir pats susimaišiau. Taip, ir štai taip. Gerai, kas man dar liko? Liko štai šitą patinį Enter žymiu, Enter ir ištrinu. Štai. Ir dar matau likusi šitą koloną. Ir štai šitai. Tvarkoj. Viskas. Pradinės kolonas turiu, atraminius taškus turiu. Galima bus pradėti daryti kitus veiksmus. Dabar taip. Trumpam įsimetu brėžinuką. Ką man reikia toliau padaryti? Čia, kaip matote, bus papildoma atrama, tai aš ją galėsiu persikopijuoti ir nutrinti nereikalingas dalis. Dabar sakykime taip, aš viršui noriu padaryti štai šitas linijas. Su šitom linijom yra gan paprasta, nes tai iš tikrųjų yra atstumas po 180. Tai yra dvi linijos permestos po 180. Reiškia, aš galiu štai šitoje vietoje imu offsetą. Dabar, palaukit, atšaukti buvusią komandą offsetas, nes nepaprašė manęs atstumo, reiškia kažkas buvo likę iš buvusių komandų. Rašau atstumą 180 ir dabar taip, permetu šitą liniją ir permetu šitą liniją. Štai, turiu dvi linijas. Ką daryti, kad jos nesiekia galų, o tą pataisyti labai lengva, žymiu. Kad nesigautų štai į šonus, aš galiu laikyti Shift klavišą ir tada, palaukit, čia kad geriau pritraukti. Aha, neleidžia man kažkodėl prijungti, nenori. Gerai, kaip dabar suktis iš padėties? Tai imu šitą Shift dešinį ir kampu, stačiu kampu, vėlgi šitas Shift dešinys, stačiu kampu. Nežinau, gal dar galėtų ir šitas būti, bet man atrodo, kad šitas bus geriau. Štai, viršų sutvarkiau. Dabar apačią. Vėlgi štai šitą dalį. Taškas, Shift ir dešinys, stačiu kampu. Taip, šitas, Shift ir dešinys, stačiu kampu. Štai. Ir vidurinę koloną turiu. Lygiai taip pat galite pasidaryti kolonas štai čia, čia ir čia. Svarbiausia išlaikyti atstumus ir išmėtyti su offsetu. Dabar, kaip ir minėjau, štai šitoje vietoje yra durys, štai čia. Ir atstumai tarp kolonų yra 106. Dėl to aš galiu padaryti taip. Offsetas man netinka, copy. Imu objektą, nesvarbu nuo kurio taško, svarbiausia nurodyti tiksliai atstumą. Pagal x niekas nesikeičia, tai eta 0 ir dabar už kablelio rašau minus 106. Štai. Permeti man koloną, rašau komandą trim, žymiu čia kelis objektus, tai yra nesvarbu ir dabar nurodau, ką nutrinti. Štai šitą dalį ir šitą dalį. Štai. Ir turiu praėjimą. Taip, dabar aš noriu, tai truputėlį parodysiu, tarkim padaryti štai šias duris. Dabar su durimis aš galvoju, kažin ar aš esu davęs visus tikslius matmenis. Tai pabandysime suktis iš padėties. Tai gal padarykim pradžiai štai šitas duris,
o paskui pabandysiu padaryti štai šias. Na, likusias dalis, tai čia kai kurias pabandysite patys. Na, vis tiek visą darbą daryti net man būtų neįdomu, reikia palikti jum ir iššūkių. Dabar pradėkime nuo šitos dalies. Ir štai šita kolonos dalis, turbūt irgi nesu pažymėjęs, bet tai iš tikrųjų yra 7 vienetai. Štai šito gabaliuko 7 vienetai. Tai kadangi tai yra 7 vienetai, tai aš noriu atsidėti vertikalų brūkšnį, atkirsti koloną. Taigi, čia vat nepadariau, dar reikia taip, komandus trim, kodėl man nerašo, trim, ir reikia, toj sekundėlę, štai šitą liniją ištrinti, na, kad sienos susijungtų. Dabar taip, man reikia vertikalios linijos atkirsti koloną per 7 vienetus. Reiškia, imu liniją, darau taip, Shift ir dešinį mygtuką, nuo, rodau tašką ir reikia dabar paeiti į kairę per 7, rašau eta, -7, kablelis 0, nes per Y nesikeičia. Štai, prisisegė ir dabar Shift ir stačiu kampu, štai sujungiu. Taigi, čia viskas yra tvarkoje. Na, o dabar koks yra durų plotis. Durų pločiui aš planavau padaryti 38 vienetus. Tai reiškia, šitą liniją reikia persimesti per 38. Tai aš galiu paimti offsetą, parašyti 38, spustelti ant linijos ir paspausti štai čia. Ir turiu tarpą. Dabar atšaukiu šitą komandą su escape mygtuku, rašau trim, žymiu visus objektus ir iškerpu štai šią dalį. Viskas, praėjimas padarytas. Dabar kaip sukurti duris. Duris, tarp kitko, reikėtų daryti kitame sluoksnyje, bet aš kol kas paliksiu tame pačiame. Kaip sluoksnius kurti jau praeituose darbuose tikrai rodžiau. Dabar taip, imu stačiakampį, žymiu štai nuo šitos vietos. Ir dabar man reikia iki vidurio linijos, tai yra durys neužima viso ploto, yra iki pusės sienos. Shift ir dešinys mygtukas, imu midpoint, vidurio tašką ir kaip tik atsiranda trikampėlis, kur man prisisegė. Dabar turiu stačiakampį, man jį reikia pasukti, yra komanda rotate. Žymiu objektą, enter, dabar rodau atskaitos tašką. Atskaitos taškas štai yra šitas. Ir dabar kokiu kampu reikia pasukti. O dabar kampas bus taip. Aš irgi kartais susimaišau. Tai bus arba 90 arba -90. Pabandysiu kampu -90 ir pataikiau, nes sukau į dešinę pusę. Į dešinę pusę eina neigiami laipsniai, o sukant į kairę pusę teigiami laipsniai. Štai, duris aš jau turiu. Dabar reikia parodyti, kad čia būtent durys. Tai imu apskritimą ir dedu štai nuo šito taško iki šito taško. Tai yra, čia yra centras, kur durų sąvara, ir imu iki ten, kur durys siekia. Ir dabar vėl komanda trim, žymiu, atsiprašau, iš naujo kažkas truktelėjo pelytė. Žymiu visą šitą dalį, enter. Dabar ką nukerpu? Nukerpu šitą dalį, šitą dalį. Na, o likusią dalį tiesiog ištrinu šitą nereikalingą. Viskas, aš jau turiu atidaromas duris. Ir tas duris bus galima permesti į kitą sluoksnį. Ir pakeisti spalvą. Pavyzdžiui, sienas, kaip aš ten darydavau, ar tai mėlynas, ar tai juodas kažkokias, o duris, tarkim, kitokios spalvos, tarkim, raudonas. Gerai. Ir dabar kokio atstumu reikėtų padaryti štai šičia praėjimą, kolonas. Tai kadangi durų plotis yra 38, na, tai galima padaryti, kad durys ir būtų per 38. Dabar reikėtų atsiskaičiuoti, kad štai nuo šito taško eitų per 38 vertikaliai. Ir čia būtų išlindę per 7 vienetus. Kaip dabar man rasti tokią vietą
nuo štai šitos linijos, va dabar pažymėsiu, nuo šito taško per 38 ant čia, o nuo šitos linijos per 7 žemyn. Kaip tokią vietą rasti? Tai galime daryti taip. Imu liniją ir dabar tuoj sugalvosiu, palaukit. Čia tokia situacija, kad galima ir taip gan paprastai išsisukti. Pavyzdžiui, einu per 38, eta 38x su y0, štai turiu liniją čia, atsikirtau, turiu tašką, štai šitą, ir dabar reikia padaryti per 7 žemyn, o storis bus šito gabaliuko 6. Tai būtų taip pat. Einu per eta 0,-7. Dabar į šitą pusę eta per 6,0, nes pagal x darau. Ir grįžtu atgal, rašyti nieko nereikia, tiesiog AutoCAD'as pats padeda tą padaryti. Ir dabar štai šitos dvi pagalbinės linijos man yra nereikalingos. Turiu koloną ir su komanda trim aš galiu paprasčiausiai štai šitą dalį ištrinti. Na, dabar man reikėtų ko? Reikėtų štai šičia sienos trūksta. Iki galo nusibrėžti sieną. Vėlgi, atsimenu, tai čia yra 3 atstumas, tai reiškia taip, from šitas taškas eta 0,-3 prisisegė. Dabar shift dešinį stačiu kampu prijungiu štai čia. Dabar darau offsetas per 6, tai būtų taip 6. Offsetas štai čia, viskas, čia jau yra padaryta, čia paskui ištrinsiu tą gabaliuką. Dabar man vėlgi reikia štai tokios dalies šitoje vietoje. Na, su tais atstumais dar čia sužiūrėsim, ar aš nesuklydau. Dabar vėlgi, kaip atsidėti man tiksliai šitą vietą, tai iš tikrųjų galima taip padaryti. Vėlgi pagalbinė linija būtų, štai, žiūrėkit. Taip, vėlgi man negaudo sujungimo, shift dešinį stačiu kampu, štai prisijungiau. Ir dabar galiu tiesiog imti liniją, eiti, kiek aš sakiau, 7 sakiau, ar ne? Tai eiti 7 vertikaliai aukštyn, tai būtų 0,7, tada eta 6,0 ir sujungti štai su šitą vietą, vėl nenoriu man prijungti. Tai darau taip shift dešinys. Pažiūrėsim intersection. Intersectionas veikia, bet intersectionas duoda įvairiais kampais. Tai tada imsiu stačiu kampu, kas man garantuos. Atsiprašau, kodėl čia neveikia. Ar aš nepaspaudžiau? Neišeina, toj sekundėlę, imu štai šičia. Jeigu ne... dabar leido. Na, maža kas čia. O šita pagalbinė linija vėlgi išnyksta. Taip, komanda trim. Žymiu štai šitą dalį, ištrinu štai čia. Na va, turiu praėjimui skirtas durų vietas. Dabar situacija tokia, turi būti per 38, atsimenat, ar ne? Tai kaip dabar tą padaryti? Tai nuo šito taško, sienos storis čia yra 3. Tai kaip atidėti kitą tašką? Tai būtų eta. Dabar x eina į dešinę, tai būtų 3, o y per -38. Štai. Turiu vienas duris. Ir dabar dar galiu pasidaryti kitas duris. Štai nuo šitos dalies. Dabar taip, vėlgi, eta 3 storis, o durys į aukštį bus 38. Taip. Ir man atrodo kažkur prasiskaičiavau, nes liko tarpelis, o tarpelio neturėjo būti. Ir suklydau. Čia durys turi būti iš idėjos didesnės. Kągi daryti? Reiškia ne 38, pasiimu
Matavimo vienetą, pasižiūrim. Aha, vienetai yra nesutvarkyti, dar reikės sutvarkyti. Yra lygiai 80, reiškia ne 38, o 40. Tai pabandykim įsijungti komandą. Tai bus stretch. Žymiu objektą. Ir pabandysiu, taip, nuo šito taško. Aha, keliasi pats objektas, yra negerai. Taip, tai tada tuoj pabandau šitas variantas, tarkim 40. Ir šitas taškas irgi eina per... Taip neina, eta x0 minus... kablelis ir minus 40. Persistengiau, reikėjo minus 2. Taip, pataisom, taip, eta 0,-2. Štai, pažiūrim, gavosi gerai. Dabar vėlgi, šitas taškas eina per 2 į viršų, reiškia 0x, y2. Ir šitas taškas eta x0, y2. Štai, durys jau susijungė, pratempiau papildomai. Dabar galima prasukti vienas duris, įimu komandą rotate, žymiu objektą, enter, atskaitos taškas sukimui čia, kadangi suksis į dešinę, rašau minus 90 laipsnių, pasuku ir iš karto pabandau padaryti tą atvėrimą, štai šitaip ir šitaip. Ir su komanda trim dabar nukirpsim, ko nereikia, tik tais galvoju, ar ne per anksti aš kerpu. Aha, kažkodėl nusikerpa. Tai pažiūrim. Taip, nukirpau, žinau dėl ko, nepažymėjau štai šitų durų. Reiškia taip, komanda trim dar sykį, žymiu viską šitaip, enter, ir nukirpu štai šitą dalį ir, dar šitą reikia. O šitas likutį galiu iš viso išmesti. Taip, dabar vėlgi rotate komanda, imu štai šitą dalį. Atskaitos taškas šitas. Dabar suksiu į šitą pusę, tai reiškia 90 laipsnių. Vėlgi apskritimas bus nuo šičia iki šičia. Ir vėlgi komanda trim. Žymiu viską. Kerpu šitą dalį ir šitą dalį. O šitą galiu jau ištrinti visiškai. Štai. Ir turiu duris. Pavaizduotas. Visai neblogai čia gavosi. Gerai, pradžią turime. Ir dabar siūlau patiems pagal mano duotą brėžinuką papildyti ir kol kas šiam kartui užtektų, kad jūs dar prie šitų sienų įterptumėte papildomas ir dar bent kokias 2-3 duris padarytumėte. O vėliau galėsime darbą pratęsti toliau. Sėkmės!